darbas su mažais vaikais, jis iš tikrųjų visada motyvuoja, nes būtent su jais dirbant, tu visada esi atradimuose. Jie labai žaismingi, jie labai kūrybingi, jie tau visada kelia iššūkius, o tai labai skatina ir tobulėti ir mokytis. Tai atrasti žaismės, sudominti, motyvuoti vaiką, tai visada yra toks iššūkis. Ir nuo to karto, kai baigiau, iki šių dienų, dirbu logopedė ir žinote, per tą ilgą kelią aš niekada nesuabejojau, ar teisingai pasirinkau. Tai matyt, aš iš tikrųjų esu ten, kur noriu būti ir ten, kur turėčiau būti. Man Gražina yra nuostabios vidinės inteligencijos žmogus. Ji visada randa pasakyti tokį žodį žmogui, kuris jį nuramintų, kuris jį sustiprintų. Visą laiką ras įkvepiantį žodį, gebės paguosti, gebės pastiprinti. Tai iš tikrųjų yra didžiulė garbė dirbti su tokiu žmogumi. Gražina žmogus, kuris keičia vaikų pasaulį. Vaikų akis nušvinta, kada į grupę įeina Gražina. Tie sėkmės atvejai tai nėra mano vienos atvejai. Tai pirmiausia yra be galo darnus kolektyvo, viso kolektyvo ir tėvų darbas, kai gali komunikuoti, gali kartu spręsti, gali kartu užčiuopti, kokie dalykai vaikui sekasi ir tuo remiantis tiesiog kurti ir stiprinti tą vaiką. Vaikai yra labai aktyvus, smalsus, jie nenustygsta vietoje, be galo žingeidūs, jie labai kūrybiški ir žinokite, atviresni, nuoširdesni, teisingesni ir be galo žaismingi. Tai visais laikais vaikai lieka vaikais.